Ar mes turim geriausius trenerius, mes turim tą, ką mes turim. Mes turim remtis jais. Vadinasi, ar mes treniruojamės Lietuvoje ir čia ieškom geriausių sprendimų, ką sugeba irklavimas, ką sugeba šiuolaikinė penkiakovė, ką sugeba sunkioji atletika, kurie laimėjo, baidarės laimėjo medalius, laimėjo ir kitos sporto šakos gerus rezultatus. Reiškia, mes turim neblogą sporto bazę, ne visur, bet neblogą sporto bazę, mes turim gerus darbščius trenerius, mes turim motyvuotos ir užsispyrusius sportininkus, mes turim pakankamai talentingą sportui tautą, jaunimą, kuris gali siekti tų rezultatų. Bet iškyla klausimas, kodėl mes ne visada jo pasiekėm. Ir galbūt čia yra ir viena iš problemų, kad lietuviai pakankamai psichologiškai nestabilus. Šitą mes galim pasakyti, stebėdami žmogžudysčių skaičių, pirmaujant mūsų Lietuvai, pirmaujant Europoje. Mes galim sakyti, kad būtinių konfliktų turim, mes galim sakyti, kad daug alkoholio naudojama. Man regisi, kad psichologinis nestabilumas arba jo trūkumas, psichologinio stabilumo trūkumas yra pakankamai didelė problema Lietuvoje ir netgi, sakykime, profesionalūs sporto psichologai nesugeba įspręsti to klausimą. Ar mes turim krepšininkus, ar mes turim Žustautą kanojose, ar mes turim, sakykime, kitą sportininką. Negalime sakyti, kad vien fizinis parengtumas buvo blogas, buvo geras, puikiai pasirengę jie buvo. Bet štai atsirado kitų pridėtinių dalykų. Bet mes dar įvertinkim kitą dalyką. Lietuvoje spaudimas sportui yra didelis, psichologinis spaudimas. Ir iš žiniasklaidos, sakykime, atsiprašau, nepykit, bet taip sakau. Kitas dalykas iš opinijos, kuri sudaroma prieš išvažiuojant. Nu štai be medalio tu turi negrįžti. Atsiprašau, jis turi parodyti geriausią savo rezultatą. Ir jis to sieks, geriausią rezultatą. Medalis ateis savaime. Bet tas, sakykime, spaudimas, kuris vyksta tikrai jau labai senai, ypatingai krepšinio rinktiniai, jis yra perdėtas, nepamatuotas ir labai sportininkams sunkus. Mes turim tos dalykus suprasti ir sakyti, šaunuoliai iškovojot kelialapį, tai yra fantastinis rezultatas, bet jeigu atvešit geriausią savo rezultatą ir pasirodysit puikiai, mes jūs visą laiką gerbsim. O jeigu netyčia dar ir laimėsit medalį, tai jūs būsit, sakykime, pusiau dievaičiai šiem metam. Algirdai, aš jums noriu labai padėkoti už pokalbį, nebeplėtokime jau daugiau tos temos ties inventoriumi, kiek ten ko reikėtų, kiek ten ko trūksta, labai įsamus ir jeigu dar kartą persiklausysite šį atsakymą, jeigu dar kartą persiklausysite, va šitaip turėtų būti, ne? Tai turbūt įdomių minčių susidėsit į galvą, aš noriu paspausti jums dešinę ranką ir palinkėti sėkmės. Ačiū labai. Visiems žiūrovams taip pat dėkoju už dėmesį ir atsisveikinu iki kitų transliacijų, kas vyksta kaune.lt tiesiai iš Kauno rotušės čia.